Kur dabar esame ir kuo ši vieta jums yra svarbi? Mes esame Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje, kuri yra ant labai gražaus Sartų ežero kranto. Kaip švietime išlaikyti balansą tarp žmogiškumo ir kūrybiškumo, bei tikslų, kurias reikia pasiekti? Man kaip meno krypties žmogui tas kūrybiškumas aplamai padeda dirbti. Tai kartais pagalvoji, kas gali iš to sunkaus ir blogo, tokio nelengvo darbo išaugti gero. O žmogiškumas, nežinau, tai žmogiškumas visur, visuose darbuose jisai turi būti, taip jis ir padeda ir direktoriui. Būti žmogum, o ne tik direktoriumi. O koks pokytis jūsų mokykloje įgyvendinant šią programą matomas labiausiai? Tai ir matomas tas bazės pagerėjimas, ugdymo bazės turtėjimas, pagerėjimas. Mes įsigijom fizikos laboratoriją, įsigijom gamtamokslių laboratoriją, įsigijom sensorinius kambarius, išmaniasias lentas, išmaniuosius kubus. Labiausiai tas pokytis matosi materialiai. O gal galėtumėt papasakot plačiau apie STEAM, kaip jinai yra čia įgyvendinama, kokios veiklos vyksta? Tai vaikai dabar turėdami tokią įrangą naują, jie jau gali mokytis daug labiau tyrinėdami visokius dalykus, keldami problemas, jas spręsdami. Toks daugiau patyriminis mokymas atsirado, mokymasis ne tik iš vadovėlių ir kažką matant, bet ir realiai matuojant, darant. Pasidalinkite jūs labiausiai įkvepiančiomis mokinių pokyčių istorijomis, vykusiomis įgyvendinant tūkstantmečio mokyklų programą. Konkrečių istorijų pokyčių neturiu, bet aš matau vaikų tą tokį džiaugsmą, kai sako, oho, pas mus lazerinės staklės yra, vau, čia pas mus tokia pati įranga kaip STEAM centre. Tai aš matau, kad jie labiau džiaugiasi ir didžiuojasi labiau savo mokyklą, kad va, pas mus taip yra. Kaip šiame darbe rasti bendrą sutarimą tarp mokytojų, mokinių, tėvų, švietimą kuruojančių institucijų, kaip tą išlaikyti bendrą balansą? Manau, kad reikia kiekvienai pusiai parodyti, kad tai, kas vyksta, naudinga kiekvienai pusiai. Tiek mokytojams, tiek tėvams, tiek savivaldybei, tiek administracijai, tiek aišku vaikams. Kai kiekviena pusė mato, kad jai yra kažkokios naudos, tai tada ir atsiranda tas sutarimas ir balansas. Ką palinkėtumėte mokytojui, kuris ėmė ir suabejojo savo profesiją? Palinkėčiau nebijot ir vis tiek pabandyti. Dabar yra daug įvairių programų, pavyzdžiui, renkuosi mokyti. Nebūtinai reikia ateiti ir dirbti iškart pilnu krūviu, galima išsibandyti, ateiti pusmečiui. Ir tada išsibandžius tos gal ir baimės prapuola. Šiaip tai labai raginčiau nebijoti ir ateiti, nes labai reikia jaunų, naujų mokytojų su naujom pažiūrom. Kur dabar esame ir kuo ši vieta jums yra svarbi? Na tai esame Zarasų santarvės pradinėje mokykloje. Pradinė mokykla Zarasuose yra vienintelė. Na, svarbi, tai mano darbo vieta čia yra ir iš tikrųjų pedagoginį darbą dirbu visą gyvenimą, pradedant nuo mokytojos ir dabar 3 metai esu direktorė mokyklos. Kas paskatino jūs atsidurti švietimo kelyje? Tiesiog turbūt meilė vaikams, meilė kažkokiems pokyčiams, meilė daryti gerus darbus, noras prisidėti prie jaunosios kartos ugdymo, prie mažų vaikų auklėjimo, mokymo, auginimo. Tai rinkausi tą kelią. Tiesiog tai apsisprendimas toks, kuris nebuvo paskutinės minutės kažkoks pasiūlymas ar dar kažkas, tai buvo sąmoningas ėjimas iki to, kur esu dabar. Koks pokytis bus pastebimas įgyvendinus tūkstantmečio mokyklų programą po 2 metų, 5 metų?
Tai kada įrangos bus sumontuotos, sakykime, tose erdvėse, kurios jau ir turės būti, tai pasimatys tikrai. Nes mokytojai yra apmokyti, kaip dirbti tiek su daugiajutikliais, tiek, sakykime, turime įtraukiajam ugdymui daug priemonių labai įsigiję. Šiuolaikiška biblioteka, lentynos, modernios išdėliotos taip, kad vaikams patogu ir prieiti ir pasiekiama su ekranu daug, išmanios grindys, tie patys interaktyvūs kubai, kurie čia yra. Tai tokių dalykų, daiktų, priemonių, kurios tos priemonės iš tikrųjų kainuoja pakankamai brangiai. Ir nusipirkti šiaip iš to eilinio mokyklos biudžeto, mokymo lėšų, tai ką mes per metus, sakykime, galėtumėm ten vieną kitą priemonę tik tai įsigyti. Jeigu tas pokytis išliks mūsų galvose, tai jis išliks. Jeigu mes tą pokytį, taip sakant, nubrauksim, tai kas, įvyko, pliusiukus susidėjom ir tuo pabaigsim. Tai turbūt, kol technika laikys, tarnaus, tol tas pokytis bus. Bet aš to tikrai nelinkiu nei savo, nei kitiems ir tikrai tikiu, kad viskas bus gerai. Koks tūkstantmečio mokyklų programos metu vykęs bendradarbiavimo pavyzdys jums yra įsimintiniausias ar reikšmingiausias? Mes tarpusavy rajono mokyklos tai bendradarbiaujam. Aišku, kad susitinkam ypač daug ir dažnai su Ąžuolo gimnazija, kada vyresni mokiniai ateina pasibandyti, pasimatuoti mokytojo profesijos, sakykime, veda įdomias teminės pamokas. Tarkim, Europos diena mokykloje. Jie ateina pas mus, suderina planelius, kuriom klasėm per visuomeninį ugdymą įdomiai pristato įvairias skirtingas temas. Taip pat mokytojo dienos proga, tas vyresnių mokinių pamokų vedimas vaikams, aktyvių pertraukų organizavimas, popamokinių veiklų organizavimas. Ir iš to gimnazistai gauna, sakykime, tas socialinės veiklos valandas, mes gaunam tikrai didžiulę naudą, vaikai gauna irgi tą tokį bendrystės aspektą, kada, jie yra lygus su gimnazistais, tai vis tiek jauni žmonės, ypač vaikinai, yra mokyklose tikrai labai patraukliai laukiami, kviečiami ir labai noriai vaikai, maži vaikai juos priima, prisileidžia. Kokie jūsų nuomonė turi būti tolimesni mokyklų, savivaldybių, nacionalinių institucijų veiksmai siekiant užtikrinti šio projekto tęstinumą? Norėtųsi, kad tas projektas nepasibaigtų ties ta balandžio paskutinė diena, kada realiai baigsis projektas, kad suprastumėm visi, kad gyvenimas tęsiasi net ir pasibaigus projektui ir ko gero neretai būna taip, kad kažkas baigėsi ir lik ir taškas padedamas, o toliau vėl viskas eina įprasta vaga, nes pasibaigė finansavimas, pasibaigė pinigai, priemonių kiek jau įsigijom, tiek įsigijom ir kaip ir naujas patirtis, naujus dalykus, tas fokusas sumažėja. Tai norėtųsi to tęstinumo iš tikrųjų, kad jis būtų ir kad jis būtų aiškus, pamatuojamas, kad žinotumėm, kur einam, dėl ko einam, nes vis dėlto mūsų tikslas yra augantis vaikas. Kokias pamokas jūs asmeniškai pasiemate iš tūkstantmečio mokyklų programos? Įžvelgti teigiamų dalykų, kad ir kaip bebūtų sunku kartais, kaip sakykime, tuos minusus paversti pliusais. Laiko vadyba labai svarbi yra, nes kada atrodo fiziškai neįmanoma, laikas spaudžia, terminai spaudžia, bet vis dėlto turi tą padaryti, tai ir darai. Ir turbūt, pripažinti savo kažkokias, klaidas, ribotumą, nebijoti prašyti pagalbos, jeigu to reikia ir nesistengti būti ponia tobulybė ir apžioti viską tiek, kiek neįmanoma. Tai turbūt tai ir yra, kad visi mes esam žmonės su savo trūkumais, kartais ribotomis galimybėmis, bet vis tiek stengiamės, darom, dirbam, kad būtų geriau visiems.